Tai labas, Ineta. Labas. Galiausiai susitikom. Pagaliau susitikom ir labai džiaugiamės dėl to ir labai tau dėkojam. Ineta, kodėl mes tave pakvietėm, kodėl norim tave parodyti, su tam pakalbėti. Tai iš tiesų mūsų tikslinė auditorija daugiausiai yra bet kokiu atveju moterys, nes moterys labai mėgsta mokytis, mėgsta rinktis mokymus ir pastebėjom tai, kad tave labai myli Lietuvos moterys. Tu esi tikrai labai... Ir vyrai. Kad vyrai tai neabejotina, bet kad moterys tai irgi labai. Ir vat, tavim žavisi tiesiog. Ir iš kur ta vat, mūsų pažintis atėjo irgi iš to, kad aš labai tavim žiūrėdavau visada. Ne tu žiūrėdavai, bet tavo vyras žiūrėdavo į tave ir jisai tiek matė tavį tiek to žavesio manim, kad jisai sugalvojo padaryti dovaną, susitikimą su manim, ne? Taip, pasimatymą mūsų. Ir tai buvo labai faina, labai buvo staigmena, aš atėjau kaip dovana į susitikimą. Aš niekada to nesudarius, ta prasme, čia buvo vienas ir vienintelis atvejis, kitaip, bet aš iš jo tos visos intencijos supratau, kad aš negaliu atsisakyti, ta prasme, kad tai yra tikrai svarbu. Ir va, matai, į kur tai nuvedė. Į kur tai nuvedė, kad vis tiek mes vėliau ir susitinkam, ir susirašom, ir tai nėra tokia pabaiga, kad tiesiog pasibuvom, pasėdėjom, papietavom. Taip, ir aš, žinai, man va toksai, žiūri į tave ir galvoju, kaip viskas žmogui va, tiesiog gaunasi, tu atrodo visur plauki ir vaidinti, ir šokti, ir dainuoti, ir atrodo viską sugebi daryti. Kaip tu viską taip sugebi daryti? Iš kur, ar čia sėkmė, ar čia didelis darbas, ar kas čia yra? Aš nežinau, nėra taip viskas idealizuoti, kad viskas man čia viskas taip tiesiog daug darau. Žmonės mato, sakykime, mano veiklą, nes aš pasidalinu tom akimirkom, ką aš darau. Ir kartais, sakykime, pamato ir parašo, kad tavęs tiek daug, ta prasme, biški per daug, gal biški tu ten nelysk visur, žinai. Yra ir tokių, kur tėvo mane sustabdo, kad tu biški nelysk. O tai, kad aš atsifilmuoju, pavyzdžiui, prieš pusę metų, aš jau pamiršau tą projektą, kur nusifilmavau ten, kažkur ten daviau intervą, kažkur tą, ir per vieną mėnesį sukiša visus tuos dalykus ir atrodo, kad aš per tą mėnesį ten viską padariau. Tai ne, aš išsidėlioju visus tos darbus. Bet iš kur... Aš galvoju, kad yra svarbu savo profesijai būti labai universaliu ir nesvarbu, kokia profesija. Ar tai yra labai, sakykime, nežinau, ar pavadinti, pavyzdžiui, tvarkytoja, valytoja yra profesija, bet paimkim paprastą dalyką, ne? Nes mes visi darom kažkokią tai funkciją. Ir kiekviena funkcija yra susijusi su, kad būtum sėkmingas, aš manau, kad yra pagrindinis dalykas, vienintelė tokia labai svarbi sąlyga, kad tau sektųsi, tau reikia mylėti žmonės. Nes viską, ką mes darom kažkam. Mes nedarom savo. Tai yra produktai, tai yra paslaugos, tai yra, ką aš pardavinėjau? Aš pardavinėjau orą. Aš pardavinėjau emociją, ne? Tai yra kaip oras, kaip, energija, kitaip tariant, ne? Bet tai nėra kažkoks daiktas. Bet jeigu aš nemylėsiu žmonių, visi žmonės pasąmoniniai, kokie jie bebūtų jautresni, netiek jautrus, jie vis tiek tai pajausi, kad tai yra feikas. Ir būna kartai žmonės, scenos žmonės, ir jie kažkaip nekabina, nors atrodo ir balsus turi, ar ten kažkokius tai, bet nėra to tokio X faktoriaus, kur kažkas jaučiasi. Tai aš galvoju, kad tai yra tas X faktorius, ta paslaptis, kad tu jauti tą besąlyginę meilę tiem žmonėm, nesvarbu kokie jie bebūtų, nesvarbu kokio išsilavinimo, kokio ten, žinai, pasiekimų ar kažko. Tai va čia tokia vienas iš svarbiausių dalykų, kad tau sektųsi. Nes jeigu tu su ta meilė darai, eini, reiškiasi, tu rūpinėsi, rūpinėsi tuo, kad tai, ką tu darai, veiktų. Jeigu aš su Aisčiu, pavyzdžiui, galvojam programą, naują, ir galvojam, mums tas bairis patinka, bet mes galvojam, o čia jiems kaip perteikti, kad padaryti, pasakyti tą, ir paskui, va, ir ieškom kaip, kad nuskambėtų, kad iki jų nueitų tas juokas. Ir tada mes jau, kai išeinam į sceną, mes ką darom? Mes einam su tokiu smalsumu ir su tokiu azartu, kad jiems tą dovaną duoti, kaip ir filmą kūrėm, tam, kad mes jiems ruošiam, jiems norim tą padaryti. Mūsų filmas, pavyzdžiui, nebuvo tas siekiamybė, kad, sakykime,
padarom filmą, užsidirbsim pinigų. Tai yra natūralu. Man atrodo, kad natūraliai ateina atlygis, jeigu tu įdedi kažką, tai padarai. Ir jeigu tai veikia, tai natūraliai ateina atlygis. Bet tai nebuvo pirminė varomoji jėga. Tai kūrėm tam, kad duoti tą saldainį. Nes mums patiems smagu tai daryti. Tai čia vienas iš tų tokių antrinė paslaptis, kad tai, ką tu darai, turi būti tau smagu. Man turi būti smagu, aš sportuoju, man turi būti smagu. Šiandien pikausi su treneriu, nes beprotiškai sunkia davė, ten aš rankos dreba, gantulis vos galėjau pakelti rankas, nes aš pasakiau, kad man raumenys neskauda. Sako, ne? Gerai. Tai ir smagu ir piktis, bet vis tiek smagu tą daryti. Viską turi būti smagu daryti. Bet net aš dabar klausau tavęs ir man iš karto kyla klausimas, kaip tu radai tai, kas tau smagu, kaip tiem žmonėm rasti, kad būtų tas dalykas, žiūrėkit, atsisėdi savo. Taip, atsisėdi. Jauni žmonės, pavyzdžiui, kur nežino, ką daryti, ne? Visų pirma, reikia nuraminti foną, savo vidinį foną. Ką reiškia? Pasidarai savo kavos arbatos, priklausomai, ką tau smagu gerti, ką tau norisi, ne? Vandens, nežinau. Ir tiesiog atsisėsti. Vieną dieną atsisėsti. Atsisėsti nereiškia tiesiog, mes dažnai sėdim. Bet ne šiaip savo, atsisėsti su savim. Ir nuo to prasideda tas atsakymas į tai, ką tu nori veikti gyvenime. Ir į tai, per tą tylą tu gali surasti atsakymą, ar tu darai tai, ką tu nori daryti gyvenime. Nes visą laiką tu gali keisti, bet keisti tik tai gali tada, kai tu esi 100% įstikinęs, kad darai ne tą. Nes jeigu tu nori kažką keisti, ne, tu turi žinoti, kad aš darau ne tą ir aš norėčiau, pavyzdžiui, išmokti kažką naujo. Ir tai yra pirmas žingsnis į tai. Bet iki tol reikia dar daryti, nes viskas prasideda nuo tos stiklinės ir nuo to puodelio. Ir kai tu atsisėdi, kaip suprasti? Dabar 12-okam artėja metas, ką tam 12-okui daryti? Ką tam 12-okui daryti? Aš labai techniškai galiu pasakyti labai konkrečius dalykus. Ką aš dariau, pavyzdžiui, kai mano dukra buvo 10-okė, ne? Aš pasidariau, tiksliau, padariau jai tokį testą, kuris, kaip pasakyti, parodė stipresias pusės. Tiesiog yra toksai testas padaromas, ne, ir tokia paslauga. Toksai, kaip sakyti, išsamus asmenybės išnagrinėjimas ir pagal veidotyrą, ir pagal asmenybės apskritai bruožus, savybės ir visa kita. Ir jinai 10 klasėje jau jinai suvokė, kas jinai yra ir į ką jinai labiau linkus yra. Ar jinai labiau į vadovavimą, ar jinai kaip tik yra tobula vykdytoja, kur gali grupiai dirbti. Ta labai svarbu suprasti tam jaunam žmogui, į ką jisai linkęs yra. Ir labai svarbu tėvams suprasti tą informaciją, nes tada mes nenorim priversti jų daryti visiškai to, ko žmogus visai nelinkęs. Tai čia tokie yra labai svarbus savęs pažinimo dalykai. Jaunam žmogui suprasti, kas jis yra. Nes kai jis yra tam paauglio būsenai, kai jis nėra dar suaugęs, bet ir jau nebe vaikas, jisai bando save atrasti. Ir jis nepasimetęs, jis nežino, kas aš esu, į ką aš galėčiau eiti, kas man patinka. Mes visada žinom, kas mums patinka, mes visą laiką žinom, kas patinka. Tik tai reikia atsisėsti, ramiai pajausti. Ir, pavyzdžiui, kaip pajausti, kai tu, pavyzdžiui, dar nieko neturėjai, jokios praktikos, jokių darbų, nieko nedirbai ir net nežinai, į ką orientuotis, nežinai, kur stoti, nežinai nieko. Tai vat, tas jausmas, kad išgirsti save, nurimsti ir tiesiog pagalvoji apie tai, ką tau patinka tiesiog daryti. Nuo paprasčiausių dalykų. Aš nežinau. Man patinka, pavyzdžiui, stebėti žmonės. Ne? Man patinka juos žiūrėti, sakykime, analizuoti jų psichologiją. Aš, pavyzdžiui, žiūriu filmą, man labai įdomu, kaip tie santykiai dėliojasi. Ne? Tai jau aš esu linkus labiau į psichologiją, į kažkokius tokius dalykus, ne? Bet kitas, pavyzdžiui, jam labai patinka, pavyzdžiui, kažką rašyti, smulkiai kažką analizuoti, kažkokio to. Ir mes visą laiką turim, kažkokią užuominą, kas mums iš tikrųjų patinka. Bet, mes proto sumaišti, kai turim kažkaip dabar suprasti,
bėgiodami, lakstydami mes to negalim suprasti. Mes turime atsėsti ir pagalvoti realiai kaip ufonautiškai, nu, ta prasme, ne kaip žmonių kalba, o pagal jausminį tokį pajautimą, ką man patinka daryti. Man patinka kažkam paduoti kažką. Nu, tiesiog nuo tokių paprastų dalykų. Ne? Arba man patinka gauti, transformuoti ir kažką va tokio. Ar man patinka gaminti kažką, ar man patinka kaip tik jau pagamintą dalyką perduoti ir sakyti, aš labai gerai, aš, pavyzdžiui, galėčiau parduoti šitą stiklinę su vandeniu, ta prasme, aš labai gerai būčiau pardavėja. Ir man patinka tą daryti. Man patinka tą įtaką skleisti, susižinoti apie šitą vandenį, viską, man labai patinka išsinagrinėti apie tą stiklinę, kur jinai yra pagaminta. Viską, aš kai susižinau, aš tada galiu bet ką parduoti. Bet aš žinau, kad tai yra geras daiktas. Aš niekada nereklamuosiu kažkokio prasto dalyko, ko aš, pavyzdžiui, netikiu. Niekada to nedarysiu. Visą laiką žinau, kad faina pasidalinti tais fainais dalykais. Aha. Ir aš galėčiau atskirai, pavyzdžiui, dirbti va tokį darbą. Aš galėčiau dirbti marketingo srityje ar ten pardavimuose. Aš tikrai padidinčiau Lietuvos pardavimų. Tikrai. Man sugalvoti, pavyzdžiui, kaip parduoti šitą stiklinę, kaip sukurti visą reklamą šitai, aš galiu labai laisvai sugalvoti, čia man lengviausia dalis yra. Tai žinok, verslas tavęs norės. Bet kitam žmogui, pavyzdžiui, tai, ką aš sakau, yra visiškai svetima. Jam, pavyzdžiui, patiktų gaminti šitą stiklą ir nebūti matomu. Jam, pavyzdžiui, nepatiktų bendrauti su žmonėm ir įtakoti arba iš viso kalbėti, bendrauti, ne? Jisai geriau ten nubraižytų man modelį su kompu ramiai atsisėdęs. Tai vat mes visą laiką viską žinom, kas mums patinka ir kas nepatinka. Man čia labai irgi būna fainas pavyzdys, kai sako, kad vat, ką tu darytum arba ką tu veiktum, jeigu turėtum labai daug pinigų, nes tas vat, mūsų turbūt išgyvenimo dalykas, kad visi norim uždirbti, visi norim kažkokį statusą turėti, kažkur kažką pasiekti, mums trukdo pamatyti tuos dalykus. Ir vat, iš tiesų aš net pati kartais pagalvoju, kai tu esi kažkokios atostogos ir turi daug laiko, tavęs neriboja užduotys ir aš ir pati dažnai analizuoju, ką aš tada veikčiau, ar ne? Arba ką aš skrolinu tada, kai man nereikia ieškoti su darbu susijusios informacijos, kas man tada vat, patinka, tai čia aš manau, kad irgi vat, yra panašiai tai apie ką tu kalbė. Tai vat, visas veiklas, pavyzdžiui, ką jūs darot ir ką jūs veikiat ir ką jūs siūlot, pavyzdžiui, tai yra netgi, mes dabar kalbėjom apie tos žmonės, kur, sakykime, baigia mokyklą ir sprendžia, ką daryti, ne? Kaip tu apskritai gali save pajausti, kas tu esi ir ko tu nori. Ir kaip save atrasti kažkur. Tai, bet tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, yra įpratęs jau kažkiek tai metų dirbti kažkokį darbą, kurį jau pasirinko, galbūt ne visai taip, kaip norėjo, ir iš kur jisai žino, kad jisai nori kažko kito. Jisai žino, kad tiesiog tai ką jis daro, netinka. Žino, ko nenori. Žino, ko nenori. Tai irgi yra labai didelis žingsnis. Ir tada, pavyzdžiui, užeina, pavyzdžiui, netikėtai, vat, paklausę šito mūsų susitikimo, užeina į jūsų puslapį, ir jisai pasižiūri ir, aha, yra tokie mokymai, yra tokie mokymai. Ir jeigu taip ramiu fonu žiūrint, ir taip visą laiką bus kažkas, kas, čia kažkaip įdomiau, o čia neįdomiau. Ir jeigu nori kažką keisti, tiesiog pasirinkit tas, kas įdomiau. Nebesvarstai, tiesiog paimi ir padarai. Užsiregistruoji, pasidarai viską ir pabandai tą naują informaciją gauti. Iš bet kokios informacijos tau yra nauda. Nes tu gauni kažkokią patirtį, pavyzdžiui, sakykime, tu nueini, nėra šiaip savo dalykų, neatsitinka. Nėra šiaip savo, kad tu įsijungi ir klausaisi būtent dabar. Tai nėra šiaip savo. Galbūt tau bus ne iš to kažkokia nauda, o iš kažkokios kitos frazės, kur visiškai ne į temą. Arba tai gali nuvesti dar kažkur kitur. Nors, tu prasme, iš linko į linką galima peršokti ir tu vis tiek surasi. Bet jeigu dar plačiau žiūrint, į kaip aš ir žiūriu į gyvenimą, tai ne tik tai va taip, kad labai taip buitiškai, bet aš suprantu, kad yra ir tas vedimas, kai mus veda aplinkybės. Nežinau, vieni vadina ten, nežinau, visatos energija, ne, ar ten dievas, ar kažkaip lydėjimas, tas toksai, kad mus nuves palankiausių kelių. Tai vat, ir reikia eiti tuo palankiausių kelių, tikint, kad visatos energija yra nusiteikus pozityviausiai, kaip gali būti, jeigu mes nesipriešinam. Jeigu mes nesmerkiam savęs, negriaužiam savęs, nekaltinam save, kad aš nieko nedarau, kad
kaip tik giriu, kad nieko nedarau, nes aš dabar ilsiuosi. Aš dabar tinginiauju. Taip, aš tinginys ir aš noriu, kiek aš noriu, tiek tingėsiu. Ištingiu savaitę, ištingiu mėnesį, žinai, išsikankinu, leidžiu savo ir tada sakai, žiūrėk, atsibodo trupučiuką, ne, dabar kažką galim pakeisti. Ir su ta tokia draugystė savo mes tada sprendžiam, ką toliau mes norim veikti ir tada po trupučiuką jau prasideda kažkokie momentai, kas į mūsų lauką, į mūsų vaizdą, į ausis, garsus, kažkoks pokalbis, kažkoks žmogus sutiktas ir ateina kažkokia informacija. Ir tas, kas klausosi dabar, tai ne šiaip savo klausosi, nes matyt yra jau užuomina, jau vedimas, kad pakišo pokim, tą pamatė ir reiškia, taip, čia yra paskatinimas ir palaikymas iš mūsų pusės, netgi su konkrečiais pasiūlymais, ką jūs galite pasiūlyti, ta prasme, kad tu turi jau dabar pasirinkimų N. Tau tik tai reikia paimti ir padaryti pirmą žingsnį. Ir bet kuriuo atveju, net jeigu tu pasirinksi ne tai, kas galbūt tau ateityje būtų faina, ten kaip pagrindinė veikla, bet tai galbūt yra tas žingsniukas į kažką, ką tu toliau darysi. Bet žinai, šitoje vietoje dažnai mes turim irgi norinčių mokytis, bet stojančių stipriai. Nes ir dabar irgi galbūt kažkas klausys ir galvos, stop, net lengva kalbėti, čia mėnesį pagulėti arba dar palisėti. Labai lengva kalbėti, eiti mokytis, palaukit, aš tai dirbu, man tai reikia pinigų, o tai kur mano bus pinigai, kur mano pajamos, vaikai, kaip aš važinėsiu, pavyzdžiui, mokymus, vaikai, darželiai. Šitas rautas iš karto naikina pinigus. Ta prasme, iš karto naikina. Ir jeigu dar būtum toliau tęsus, tai tada šitas bumbėjimas ir šitas, kad čia yra auka. Aš nieko negaliu daryti, nes kablelis ir tada vien tai, jeigu aš koncentruojuosi į šitą dalyką, tai tas bet viską ir nuima. Tai bet, aš esu N seminarų norėjus dalyvauti, aš jaučiu, kad aš noriu tą pažinti tą, ir aš neturiu pinigų šitam, neturiu papildomų pinigų. Ir aš galvoju, kaip čia dabar padaryti. Ir tada susitariu, kad aš tos pinigus sumokėsiu, tarkim, per kelias dalis, ne? Nes aš labai noriu. Bet realiai aš neturiu plano, nes pas mane aš dirbu tokiais projektais, aš nežinau, kas bus, pavyzdžiui, už pusmečio, ne? O seminaras yra ten už 3 mėnesių ir aš nežinau, kaip čia viskas bus. Bet tas tikėjimas, kad aš žinau, kad aš turiu ten būti, aš noriu tos informacijos išgirsti ir visada atsiranda pinigų. Visada. Jeigu aš nutraukiu šitą srautą, šitą baimę, tik aš pradedu bijoti dėl pinigų, man nukrenta renginiai, nukrenta projektai, tik tai aš neleidžiu savo pailsėti, iš karto visiškai man darbai dingsta. Ir net pas psichologę jaučiuosi, aš galvoju, kad čia taip nustresuosiu, aš jaučiu, kad manau, aš klausau tos Inetos, aš jau ir klausimus. Jinai su tokia aura rami. Atėjau, aš tikrai net galvoju, kažkaip taip, čia tikrai su statulyte sėdžiu, aš galvoju, aš tikrai čia taip sėdžiu ir čia taip jaučiuosi. Taip, nes jūs kažkokią amfibiją turėjo čia ryti, kas čia turėjo būti, kas tas statulytė. Ne, bet vis tiek, mums tai, žinot, yra tas žmogus, kur džiaugiamės, mes dalinamės, kad įsivaizduoju rytoj. Ir sako, aš net bijau, pasakytų, jeigu nepavyks, gal dar nesakom kitiem, kad kaip baimė. Bet, žinai, supranti? Bet apie ką tu galvoji? Ir aš sėdžiu ir dabar taip galvoju, mama galvoja, su statulyte sėdžiu ir aš čia taip ramiai jaučiuosi, aš nesačiūriu ir man... Pasirodo, ne žmogus, žinai. Kas tai mama? Aš galvoju, tikrai čia... O, Jėzau, iš tikrųjų, kaip mes sureikšminame, ne visus tos dalykus, tai atrodo išpučiam burbulus. Bet taip, kad taip bus, aš tikrai negalvoju. O kaip tu galvoji? Aš galvoju, kad aš jausiu kažkokį nerimą. Ta prasme, būna ta įtampa, mes vakar ofiso dramose filmavomės ir tikrai buvo ta emocija visai kitokia, kitaip aš jaučiausi. Bet ir čia pasitinkant buvau labai rami ir taip ramiai laukiau. Nors viduje atrodo, tu supranti, Alina, kad čia turėtų kitai būti, tik čia sustulytė atvažiuoja. Iš viso, meskit įprotį stresuoti. Tai čia kartais ne. Nes, čia žinokit, iš tikrųjų, viskas, ką mes mastom, materializuojas. Suprantat, kokią atsakomybę nešam už tai. Ir tada sakom, nepavyko, o ką prieš tai kokios šiukšlės galvoj nešiojasi, ne? Nes visada mes galim nuspręsti, kad sustabdyti tą srautą.
Ne, bet aš negaliu, aš tiesiog stresuoju. Nu, tai stresuoku. Taigi nieks netrukdo. Tai stresuogi. Daryk kiek save, nori, ar ne? kiek nori. Taip, pat pavyzdžiui, vakar tikrai buvo ganėtinai sunki diena, nes mirė Džildos grimerė. Ir tada galvoju, dieve, ta onkologija, sugriaužia žmogų, ta prasme sugriaužia, ne kaip pat žmogus griaužia save iš vidaus, jis sugriaužia, lyga padės mums išeiti iš šito pasaulio, jinai visą laiką mums padeda, visą laiką mes patys tą sutrikimą susikuriam, kokį tik tai norim. Ir išėjo. Ir aš galvoju, mes su ją kalbėjom, jau ten porą metų onkologija sirgo. Ir mes dar taip pajuokaudom, sakau, tu kai išeisi tenai, sakau, perduok man kokį linkėjimą, kad, žinai, tokį, kad suprasčiau kažkokį ženklą. Kad, žinai, tikrai tu. Nu, tai papasakosiu, vakar gavau tą ženklą. Iškirto mane tai labai stipriai. Nu, bet ką noriu pasakyti, kad taigi ta diena ateis kiekvienam. Aš tai žinau, kada mano, pavyzdžiui, spektaklis, bet sekmadienį bus ten sekmadienį spektaklis, paskui kitą trečiadienį, tada į Disneylandą skrendu su dukrom, tada aš žinau datas, bet ta diena taigi mano ateis. Gi bus kažkada parašyta, kad išėjo Stasiulytė. Bus taip. Kad, nu, ta prasme, taip bus parašyta. Jeigu neparašyta, nesvarbu, čia ne apie tai. Kad mes, tai bus. Jeigu dar negirdit, aš sakau, tai bus, tai atsitiks. Ir va tada, kai supranti tas iliuzinis, tas užuolaidėlė nukrenta ir tu supranti, kad ta diena ateis, tai ką aš noriu gyvenime veikti? Gal visgi iš ramybės, iš kažkokio tokio savęs rūpesčio. Ne iš kažkieno tokio, atrodo, dieve mano. Ta prasme, aš irgi dabar šiandien, pavyzdžiui, su kokiom mintim esu. Išėjo taip, kad labai lengvai išdėliojo aplinkybės. Mes su Aisčiu gavom pasiūlymą Čikagui parodyti filmą. Ir Čikagui. Mums nuperka bilietus, mus apgyvendina. Tiesiog aplinkybės va taip pasidėliojo. Ir ten mes beveik, virš savaitės, ten beveik 10 dienų gaunasi toks išvyka. Ir aš galvoju šiandien, aš nepakankamai esu nusidirbus, nusikalus, kad aš galėčiau būti verta tos kelionės, tokios neplanuotos, ta prasme, atostogų tokios kažkokios. Ir žinau, kokia nesąmonė. Ar man reikia šitiek nusikalti, kad aš galėčiau sakyti, dabar, žinai, aš turiu kaip ir pasiteisinimą, kad aš tikrai tiek atidirbau, tiek, kad dabar galiu važiuoti. Ir tada, kai ta mirtis vakar, aš galvoju, reikia kažkokį naują mąstymą įjungti, kad aš galiu tiesiog ilsėtis amžinai. Nesvarbu, kad aš nesu pavargus nuo darbų, kad aš galiu tiesiog nuperka bilietus, pasirūpinam, mes atskrendam, mes pristatom filmą, kad visą tai lengvai, nereikia man jokių pastangų įdėti, kad aš ten nuvažiuočiau ir turėčiau atidirbti dar kažką. Ta prasme, kad va šitaip viskas gali vykti ir kad, Bet tai yra tų visokių, ar ne, irgi išplaukia tų tokių... Tai aišku, taigi aš nuolatos, aš kiekvieną dieną dirbu su šituo, atpažįstu savį šitos dalykus. Ta prasme, tai tik tai ir duoda gerą nuotaiką. Nes aš kiekvieną kartą, aš labai nemėgstu blogai jaustis. Ir aš tik tai pasijaučiu kažkaip, aš iškart galvoju, gerai, kas čia buvo. Ir man patinka šitos rebus suspręsti. Jeigu aš pati nesusigaudau, aš pasidarau kažkokią tai sesiją, terapiją, kažkokią hipnozę, ar ten kažką, aš noriu žinot, kas vyksta iš tikrųjų. Ir aš tikrai labai tas dienas taupau. Kaip, aš ne ta žodis taupau, tiesiog aš jas noriu išgyventi, labai, labai negaiždama laiko. Kartais aš atrodau labai šalta ir tokia abejinga, kai vyksta kažkokie labai tokie, atrodo, svarbus dalykai su kitais ir manęs tas nejaudina. Pavyzdžiui, man ten gali ant manęs kažkas pasakyti, kažką rėkti ar kažką ar ten būti nepatenkintų. Aš galiu labai lengvai atsisakyti arba visiškai neįsitraukti į tą stresinę ten kitų žmonių situaciją. Ir atrodyti labai tokia šalta nosim, visai tokia nejausminga. Ir labai žiauri galiu būti. Bet tik tai dėl to, kad aš rūpinu savim. Aš netaškau energijos ten, kur atrodo... Aš tiesiog ramiai nusisuksiu, nueisiu ir nedalyvausiu tame.
O dabar toks klausimas, žemiškas, žmogiškas. Kaip tu pati manai, vat mes kalbam apie tą kelionę, darbą, visus kitus dalykus, kur yra balansas, arba kaip turėtų būti, vat, pastebėjom, žmonės išeina, ar ne, kažkas dirba nemylimą darbą, kažkas yra ne ten. Kur vat reikėtų, aš irgi vat dažnai sprendžiu, ar man sode reikia kanalizaciją tvarkytis, ar man vis dėlto į kelionę važiuoti, vat kaip tu pati to balanso ieškai. Taigi tu žinai. Nu, vat, nežinau. Nu, atsisėsk, išgerk tą kavą, nežinau. Nes, nu, aš iš Nes tikrųjų... tyloji širdis visą laiką pasako, ką reikia daryti. Nu, pavyzdžiui, aš turiu savo draugę geriausią. Ir mes su ja šnekam, nežinau, kiekvieną dieną faktiškai po 2-3 valandas. Mes išsianalizuojam visos dienos situacijas. Mes klasiokės nuo 1 klasės. Žodžiu, ir mes išsianalizuojam viską. Kaip aš jaučiaus, kaip aš tada pasakiau, kaip aš tą. Žinai, toksai, kai mes abi turim vieną kitai energijos, nu, ta prasme, resursų skirti, nes man įdomu, ką jinai išgyvena, per ją aš atpažįstu save, jinai irgi. Ir va tai ir galvojam, žinai, nu ir, pavyzdžiui, būna situacijų su kokiom ten meilėm, nemeilėm, žinai, ir tipo parašyti ar ne. Ir kaip ir pagal tą moterišką, tą, žinai, tokį jau ten, nu, savigarbą nereikėtų, žinai. Sako, rašyk. Vat supranti, važiuokit tas atostogas. Taigi nori, žinai, aš žinau, kad ne kanalizacija. Žinai, varyk į tas atostogas, nes tas kanalizacija čia priedas yra. O, žinai, tu neuždirbsi kanalizacijai ten sutvarkyti, dėl to, kad tu esi nepailsėjusi. Nuvažiuoji, pailsi. Ir užsidėjai. Tada tu turi foną geros emocijos ir tu pritrauki pinigų tai kanalizacijai. Nuperka ten mokymus, ten tuos, viskas ateina, viskas skleidžiasi, pum, išsišaudo ir viskas pareina, žinai. O jeigu tu tą kanalizacijas per sukasus dantis pasidarysi, ką tu skleisi čia naisi, ką tu darai. Supranti, tu tą ir skleisi ir tu pritrauks tik tai kanalizacijos tas visus, žinai, šudukus. Nu, bet tai visas problemas va per minutę išsprendžia, net trumpiau. Supranti, nes kas yra? Ir ką man pasakė, vat, žinai, Daiva, jinai sako, nu, tai rašyk, bet sakau, supranti, čia visiškai nesąmonė. Nu, tai sako, koks skirtumas, ta prasme, tu žiūrėk, kiek tu laiko pragaiši, tu nori rašyti ir tu nerašai. Ir tu vis tiek čia yra laiko klausimas. Tai kam dabar tą savaitę vaikščiot persikreipus, kai tu vis tiek tą padarysi? Ir kam taip kankintis, kai tu tiesiog gali padaryti ir tada suprasi, kad suklydai, nereikėjo. Bet tu vis tiek nori tą daryti, bet tu to nedarai. Kaip ne? Dirbu nemylimą darbą ir nieko nekeičiu. Ir sėdžiu. Ir netgi tame turi būti sąmoningumas, sprendimas, kad suprasti, kad aš tai darau ir man tai nepatinka ir taip aš renkuosi tą daryti. Ir tada, nu tai kiek mes tuo užsiminėsim? Nu, dar užsiminėsim. Čia gerai, dar užsiminėjom. Aš laukiu. Bet žinai, yra tų žmonių, kurie visą gyvenimą va taip sėdi ir išsėdi taip tam darbe nemylimam ir va galvoja. Kas mane irgi paskatino mesti darbą ir, žodžiu, eiti į niekur dėl to, nes aš taip vat, iš tiesų sėdėjau ir pasižiūrėjau į kolegės, kurios jau visą gyvenimą ten sėdė ir galvoju, ar aš matau save irgi vat, tarp tų pačių įmaučių, prie tų pačių lentynų po ten 30-40 metų. Nu ne, ir daviau savo terminą, kad greta iki šitų metų pabaigos tu išeini iš darbo. Ir išėjau, nes negalėjau savęs išduoti. Nebuvo taip paprasta. Nebuvo paprasta, nebuvo, nes gruodžio 15 tik tai išėjau, tai tas terminas tęsiasi, bet buvo baimių dėl pinigų, dėl visų kitų dalykų, kaip čia stabilumas, saugumas ir visi kiti dalykai. Ir pasirodo, vat, kaip ką tu ir kalbėjai, visko ateina daug daugiau, kai tu tiesiog nesiorientuoji į tuos pinigus, tiesiog darai dalykus ir... Taip, man labai patinka pinigai. Labai patinka. Aš Mum labai irgi mėgstu. labai patinka. Man labai patinka. Ta prasme, įsivaizduokit. Ir mes dabar skleidžiam žinią apie tai, kad kai tu darai mėgstamus dalykus, kai tu išmoksti kažką naujo, tu į savo gyvenimą jau automatiškai pritrauki kažkokią naują žinias, naują energiją ir yra daug daugiau šansų,
savo gyvenimo pagerinti, tai reiškia dar gauti iš kažkokių naujų pajamų, su naujom žiniom, nes tu turi kažką duoti. Čia apie tą patį, nuo ko pradėjom. Pinigai ir yra tai, ką mes gaunam už tai, ką mes duodam. Ir jeigu aš esu išsekus, aš nebeturiu naujų žinių, aš nebeturiu kuo dalintis, tai natūralu, kad man užsiraukia viskas. Čia tiesiog paprastai, logiški dėsniai, bet šitą rebusą man patinka išsidėlioti, išsiskleisti, tas mintis susireguliuoti. Dėl to reikia rašytis. Aš galvoju taip, aš mąstau taip, aš tą. Po savaitės perskaitai, Jėzau, kai nuklėdėjus tu buvai, žinai, nes to arba kalbėtis su tuo žmogum, kuris tave palaiko, kalbėtis, iškalbėti, išgirsti save, nes aš, pavyzdžiui, kai aš kalbu, aš labai išgirstu save, ką aš šneku kokius vėjus. Aš dabar ir norėjau paklausti apie tą su žmogumi, kuriuo esi, ir mes kokią problemą labai dažnai matom, kad, tarkim, tos mamos, ar ne, jos kaip ir atsiranda pas jas ta kibirkštėlė, tas noras mokytis, jos jau kažkokius galbūt žingsnius tame daro, bet jų antra pusė, pavyzdžiui, yra, ta nepalaikanti, ar ne, arba įpratusi, kad moteris turi būti namuose, prižiūrėti vaikus ir kitus dalykus. Ir kokį tu patarimą duotum, arba kaip atstovėti savo? Taip, tam moterim reikėtų visgi išeiti iš tos aukos pozicijos, nes vienas variantas, tai ne vyrai nepritarė. Jos giliai pačios tingi. Ir labai gerai yra pretekstas, kad man vyras neleidžia. Ir jeigu tu tingi, tu automatiškai skleidi tą nuodą į aplinką, savo nepripažįsti, kad tingi, yra baimių, turi vidinių baimių, kad jeigu aš dabar kažką išmoksiu, aš kažką pradėsiu daryti, aš išeisiu, jau vaiką paliksiu, turėsiu palikti, tada pradėsiu dirbti kažkur ofise. Ofise bus vasaros baliukas, aš susipažinsiu su kažkuo fainesniu negu mano vyras, tada aš turėsiu išsiskirti, tada štanta. Ir čia yra pasąmoninės programos ir įsitikinimai. Ir vyras, jisai sako, jisai jaučia visą tą foną, nes mes pasąmonę labai susijungiam ir bendraujam. Ir jeigu pas moterį yra šitie įsitikinimai, tokie, nesąmoningi, bet jie yra, kad jeigu aš pradėsiu realizuotis, man nebereikės to vyro. Ir dėl to aš nieko nedarysiu. Nes aš nenoriu prarasti šeimos, aš nenoriu tą, ogi mes galim tos įsitikinimus pakeisti ir suprasti, kad mes galim be poreikio įsiskirti, be poreikio, žinai, nueiti į kairę, be poreikio, žinai, galim realizuotis, be poreikio prarasti visus tos dalykus, tiesiog pozityviąją formą, kad aš realizuojuosi, aš kaifuoju nuo to, aš duodu savo, kaip tik vyrui daugiau energijos. Bet jeigu vyras yra nepasitikintis savim, jisai niekada nenorės, kad jo moteris realizuotųsi, nes jisai lygiai tokių pačių dalykų bijo. Perspektyvai. Ta prasme, jeigu pasąmonė pradedam analizuoti, kokie yra įsitikinimai, panašiai tokios grandinėlės įprastai ir yra. Jinai pradės mokintis, tai yra jau pavojus, jau signalas, kad kažkas negerai. Reiškia, jinai kažko nori siekti, jinai nori keistis. Reiškia, aš turėsiu irgi augti su ja, o aš esu tinginys, aš nieko nenoriu daryti. Man žiauri gerai, kad jinai, pavyzdžiui, ten nieko nedaro, arba kad jinai serga, kad jinai aš ją turiu rūpintis, aš esu galingesnis, aš esu fainesnis, man nereikia sportuoti, nereikia to pilvo numetinėti, nes jai jisai toksai patinku ir visa kita. Ta prasme, čia būtų žmonės, tada iš komforto zonos tos ir neišeina. O kai jie būtų gali eiti žingsnį, bet santykiai ir yra tas, kad kai vienas pradeda augti ir kažko norėti, kitas, jeigu atsilieka, tai ir vyksta visi tie nesutapimai ir skirybėlės. Labai gerą patarimą ir ką pasakei, rašytis. Mano situacijų irgi buvo taip, kai aš ten blaškiausi, ko aš čia tam noriu gyvenime. Jau per kitus darbo pokalbius iš įdomumų susiradau ten tą jau naują darbą, kur jau kviečia mane ateiti dirbti. Taip. Ir aš ir to noriu, ir mane vyras pasisodino, pasidėjo lapą ir sako, rašomės, ko tu nori iš to gyvenimo. Kur pliusai dabar naujam darbe likti kitam arba eiti savo veiklą daryti, rašomės. Ir mano pagrindinis buvo, ko aš noriu iš gyvenimo laisvės. Tai tu dabar kiek senam darbe turi laisvės? Nelabai. O tai naujam galvoju, daugiau turėsiu. Tikrai ne, nes naujas darbas dar daugiau reikia savais. Tai ir taip iš tikrųjų surašy, man parodė tą vaizdą ir aš
Bet labą dieną, atsisėdau, susirašym, pasišnekėjom. Taip. Bet vat, čia labai faina tema, kaip apskritai manifestuoti teisingai dalykus. Nes mes kartais norim kažkokių dalykų, ne? Nu, aš noriu labai, žinai, daug pinigų. Aš noriu daug pinigų. Ir kiekvienas mes tų pinigų norim dėl kažkokios priežasties. Bet mes norim iš tikrųjų ne pinigų ir ne mikrofono ir ne vandens stiklinės, o mes norim kažką patenkinti savo emocijom. Ir kai mes kažką norim, fantazuojam, mes turėtumėm galvoti apie tą jausmą, kaip aš noriu jaustis, kai aš tai turiu. Nu, kai aš turiu... Ne kanalizacija, o kelionė. Kai aš... Bet, žinai, vat kaip, pavyzdžiui, jeigu aš apjungčiau tavo šitos du dalykus, ne? Kaip aš jaučiuosi, kai aš jau esu susitvarkius kanalizaciją ir keliauju. Aš tokia jaučiuosi, tokia faina, žinai, nes aš sureguliavau ir kanalizacijos pakeitimą, ir sureguliavau, žinai, ir kelionę, nes aš pasidariau tą, ką aš norėjau, ir tada toks, ir dabar, žinai, aš galiu važiuoti, žinai. Kitas variantas, kaip aš jaučiuosi, kai aš pirmą keliauju, ir tada kanalizaciją darausi. Atostogauju, bet aš jau galvoju apie tą kanalizaciją, žinai. Ir tada galvoju, palauk. Žinai, gal visgi gerai tą kanalizaciją sutvarkyti, kad man tas nukristų, tas palengvėjimas toksai, o paskui aš žinau perspektyvai, kas manęs laukia, ta kelionė. Labai įvairiai galima susigalvoti, bet aš dabar ką norėjau pasakyti, kad pavyzdžiui, kai mes fantazuojam apie kažkokį daiktą, kuris, pavyzdžiui, mums suteiks labai wow tokią suknę, žinai, tokią suknę, kur ten kainuoja, žinai, 3000, tarkim, ne? Suknelė. Bet, tikrai, jinai gyvenimo suknė, aš noriu jos, ne? Ką man padaryti? Arba vyrai apie mašinas, ne? Kur ten atrodo, wow, ten kažkas tai tokio įspūdingo. Bet iš tikrųjų tai mes galvojam ne apie tai, mes galvojam apie tai, kaip aš jausiuos tą mašiną važiuojant, kaip mergos į mane žiūrės ir koks aš būsiu fainesnis toj mašinai. Aš tikrųjų iš nieko nepasikeisiu, aš tiesiog tas pats būsiu, tik tai ta mašina, žinai. Arba aš su ta suknelė atrodysiu, wow, o iš tikrųjų tai būsiu ta pati neta. Nieko, žinai, užsiparinus dėl kanalizacijos, žinai. Nieks nepasikeis, bet į mane aš gausiu kažkokį jausmą, kaip aš jaučiuosi. Tai manifestuojant dalykus reikėtų galvoti apie tą jausmą, ką aš noriu pritraukti, kaip aš noriu jaustis. Ir pasitikėti to vedimu, kad galbūt ne per suknelį ir per mašiną ateis man šitą savijautą. Galbūt per naują atrastą žmogų pažinti, per kažkokį susitikimą, per kažkokį tai patyrimą, tai ateis ta savijauta. Gal aš būsiu su treningais ir pasijausiu taip, kaip su ta suknelė norėjau tą pritraukti. Nes mums tai reikia, ne tų materialių dalykų, mums reikia jausmo. Tai vat ir negalima manifestuoti suraukus ant akių, kai mums, kaip sakyti, iš to tokio, kai reikia. Ir dabar aš atsisėdu, aš dabar sugalvosiu, ko aš norėčiau. Ir mums reikia manifestuoti, atsisėsti tada, kai mes esam labai ramus, labai nusiteikę ir mes galim įsivaizduoti tą būseną. Kai yra kažkoks sudirgimas, reikia pamiršti tos dalykus. Žodžiu, namuose tarp skalbinių ir verkiančių vaikų nemanifestuoti. Ne, juos reikia užmigdyti, viską susitvarkyti ir tada, kai yra ramybė, nesvarbu, kad ir 3 nakties, atsisėsti savo, pasidaryti, kas tau norisi, nežinau, koks smilkaliukas, kažkas tokio dėl vizualo, per akis mums irgi ateina kažkokia ramybė, žvakutė, kažkas tokio savo tokio, susikurti savo tokią atmosferą, susikaupimo kažkokio, ne, ten, ir tada ateina tas tylus garselis, tas toksai, turi ateiti tas jausmas, kad aš dabar noriu tą pritraukti savo gyvenimą. Ir aš tvarkaus tuos vaikus, ten rūpinos, jie ten viską daro, bet aš žinau, kad aš sulauksiu to momento, kada aš jau pajusiu. Tada jie pamatysit, tada jie patys anksčiau užmigs, kas yra net neįtikėtina, nes jų selelės iki 7 metų jie labai nori mums viską padaryti. Viską, kad tik ta mama būtų laiminga. Jie užmigs anksčiau, vyras bus malonesnis, kažkur tai gal išvažiuos, netgi paliks vakarą laisvą, tokį ramų. Ir, ta prasme, surasti savo tą jausmą, kada jaučiu, kad aš esu šiandien pasiruošus pritraukti tą, ką noriu.
ne per surauktą kaktą. Ineta, tai dabar aš, jeigu užsidėksiu smilkalą ir sėdėsiu savaitę ir manifestuosiu, kad aš turėsiu pinigų, savaitę, 2, 3, 4 ir tikrai yra tų atvejų, kur žmonės nedirba. Taip. Tai gali gal ten manifestuoti, nemanifestavęs, vis tik kažką reikia daryti. Reikia daryti žingsnį. Reikia daryti žingsnį. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais, mano profesija manifestavimo praktikom yra labai dėkinga. Nes iš vienos pusės tai yra, aš turiu nestabilius darbus, bet iš kitos pusės tai yra labai dėkinga erdvė, kai aš pritraukiu pasiūlymus. Aš pritraukiu daugybę žmonių ir aš galiu į tą savo tvarkaraštį labai lengvai juos integruoti. Aš praktikuoju tuos dalykus ir aš matau, kaip tai visą tai atsitinka. Tarp kitko, tas, kas klausės ir užsiminiau ir nepabaigiau pasakoti apie tą ženklą, kur sakiau. Tai mano grimerė man pažadėjo nupirkti naują lūpų pieštuką Džildai. Ir taip ir nenupirko. Ir, čia buvo toksai, kad grimuosimės, bet jinai sako, aš dabar ligoninį dar nelabai gal ten nusiuntėm datas ir, žodžiu, sako, aš dar gal nelabai, tai kita grimerė grimavo. Ir vakar mes su Aisčiu einam į spektaklį ir aš einu ir mane tai iškirto visiškai. Aš einu ir aš ant šaligatvio matau lūpų pieštukas guli. Lūpų pieštukas. Aš paprašiau prie Aisčio, jis yra liudininkas. Aš sakau, Zoja, duok ženklą. Nes tu jau tenais esi, tu jau išėjai, kaip įdomu, kaip tu visą tai patyrei. Aš kiek žinau, kiek tu bijojai viso to. Ir dabar tu jau esi tenai, ta prasme, tu jau turi šitą patirtį. Ir sakau, duok man ženklą. Aš sakau, baiku. Sakau, taip, pamatysi. Ir mes einam į spektaklį ir aš ant šaligatvio žiūriu, lūpų pieštukas. Aš taip praėjau ir taip, ta prasme, kaip ženklas, tai yra, aiškiau negali būti. Tai kaip? Kiek yra šansų? Rasti lūpų pieštuką, nes su gyvenime radus. Paširpau. Taip. Jo. Dideli dalykai. Tai va, tai šitie dalykai, jie yra realūs, jie nėra iliuzijos. Bet iliuzija yra tai, kad aš galvosiu, kankinsiuosi ir galvosiu, kad atsitiks su manim kažkas faino, tai čia yra iliuzija. Mes kuriam savo realybę, kiekvieną savo mintelę. Ir tai nėra, kad, tai kaip dabar, tai reiškia, aš tiek jau prigalvojau, kad dabar negaliu atšaukti. Ne, tu pastebi, kad vėl aš liūdna. Gerai, ką aš galiu padaryti, kad aš kažkaip geriau pasijausčiau? Ką galiu padaryti? Labai blogai jaučiuosi, labai blogai, nėra išėdės, nežinau, kaip pajudėti iš to taško. Konkrečius dalykus daryti. Užsidėti kažkokią tai muziką, garsą, tam tikrą vibraciją, tam tikrą dažnį. Yragi pilna YouTube'o, ta prasme, tu gali užsileisti, susirasti, kas tau pakelia tą vibraciją. Mesgi tie vibruojantis esam kūnai ir mes savo dažnius galim reguliuoti, juos galim pakelti, galim nuleisti. Mes blogai jaučiamės, kai mes esam žemam dažnį. Kaltė yra pats žemiausias dažnis. Kai mes jaučiam kaltę, mes esam pačiam žemiausiam. Kai jaučiam besąlyginę meilę, mes esam pačiam aukščiausiam. Tai visus šitos dalykus, pokyčius mes galim keisti. Ir jeigu aš nežinau, ką daryti, aš užsidedu, aš tiesiog sąmoningai noriu padaryti, kad man būtų geriau. Aš galiu tame būti, aš galiu kankintis, aš galiu bet aš jau dėl savęs kažką darau. Žodžiu, gali bumbėti, kad nepriima tavęs į darbą, nerandi reikiamų darbų, nerandi, mažai uždirbi, bet turi kažką daryti, vienas iš tų būdų ir yra mokymai, ar ne? Ne, aš pasakysiu, žiauriai paprastai. Žinai, o Jėzus, aš visą laiką apsipilu. Visą laiką, ką aš, bet tikrai, aš visą laiką, nustok sakyti, kad visą laiką apsipili. Supranti, kaip tu gali neapsipilti visą laiką, kai tu pastoviai tai sakai? Tai iš kur ateis tas kitas neapsipilimas? Iš kur? Jeigu aš tikrai tikiu ir dar tau sakau, kad aš visą laiką, apsipilu. Supranti?
Čia yra toks labai paprastas pavyzdys, bet iš esmės, aš žinau, aš negaliu rasti į darbo. O, pavyzdžiui, Aistis labai įdomi kartojo, visą laiką norėjo pasikeisti, o studijos, savo kvepalų studijose didesnės patalpas. Ir kartojo, aš nežinau kiek laiko, kad, žinok, Vilniuje nėra tų patalpų, neįmanoma rasti. Žinai, metai praeina. Žinok, neįmanoma rasti, supranti, nėra patalpų. Nėra. Eiktų, bet sakau, gal yra, ir tu prasme, gal reikėtų tiesiog, jos yra, nes aš suprantu, kad tu pasikeisi, tiesiog jas reikia surasti. Jos yra, jos stovi. Nėra tai, kad dabar statomas tas namas. Greičiausiai jis jau yra. Nėra, žinok, net, tu nežinai, aš ieškojau žodžiu, nėra. Ir nėra. Ir sakau, gal tu tiesiog nustosi sakyti, kad nėra ir gal atsiras. Taip ir atsitiko. Ta prasme, jisai šalia savo namų, visiškai tam pačiam kieme atsirado patalpos. Ir jisai, ta prasme, visiškai šalia savo namų turi studiją, kur tai yra neįtikėtina. Ten buvo kažkokia bandelinė duoninė ir staiga išsikrausto ir staiga laisva erdvė. Bet reikėjo nustoti apie tai kalbėti nuolatos, kad nėra. Tai vat čia gal irgi grįžtant prie to, kad kaip pas mus mamos nori mokytis ir nieko nespėjus su tais vaikais. Negaliu, nespėju, neteičiau į gyvus mokymus, oi ne, niekada gyvenime, o mes taip kviečiam jūs kaip tik ateikite į tuos gyvus, pačiupinėti šituos žmonės, pagerti kavos. Čia yra kur kas daugiau nei sėdėjimas už ekranų ir su tais vaikais ten ir paslinkus kalbinius, žinai, iš šoną. Tai mes tikrai labai šitą dalyką kviečiam ir sako, nieko su tais vaikais negaliu. Bet čia yra tas, kad nėra, supranti, galimybės man. Aš neturiu galimybės, aš su tais vaikais negaliu. Nusto kalbėti, kad negaliu su tais vaikais, tiesiog paimk ir padaryk tai. Galėk. Nes jeigu yra noras, tai tu ir tą ir padarysi. Jeigu tu neturi pakankamai to noro, turi daug baimių, būtų faina, kad su jom pradirbtum ir keliautum, bet jeigu tu nenori tą daryti, tai viskas yra gerai, yra kas norės. Čia viskas yra gerai. Čia kaip mano, žinai, mažiukas, mes su Alina dirbam, stalus tveriam, auditoriją ruošiam, o jis dievulio 2 mėnesių vaikas ant žieminių striukių ofise sukrautų miegą. Lauvyti ir išgyvena ir viskas. Taip, mano 2 mėnesių aš 2 renginius pravedžiau per vieną naktį, nes jie sutapo tiesiog renginiai, pasirodo 2 renginius derino, aš galvoju, kad 1 renginį, tai aš realiai sudėliojom taip logistiką, kad aš, žodžiu, pradedu vesti 1 renginį, tada aš važiuoju į tą vietą, kur yra auklė su mano 2 mėnesių lėliuku, aš pamaitinu, nes aš maitindavau kas 20 minučių. Tada aš važiuoju į kitą lokaciją, buvo Tamsta ir pramogų bankas. Ir aš, žodžiu, nuvažiuoju į pramogų banką, pradedu renginį, tada grįžtu vėl pamaitinu, visiškai šalia Tamstos, tada nueinu į Tamstą, pravedu 2 dalį renginio, tada vėl važiuoju pamaitinu, turėjau vieno renginio organizatorė prakeikė mane, kai suprato, kad aš supainėjau, kad tai yra 2 renginiai ir sakė, kaip taip galima. O kito renginio organizatorė sakė, žiūrėk, Ineta, mes viską parūpinsim. Žiūrėk, aš turiu berniuką, vairuotoją, tave suvežios visur. Jisai tau paskambins, išdėlios tau visą logistiką, kaip tau bus. Mes prisiderinsim prie to renginio. Ir man viską išrašė, valandėliam, ten minutėm, mane nuveždavo, aš pravedu, gražindavo. Aš pamaitint nuveža, parveža, ten. Ir po to aš sakau, ko neįmanoma padaryti. Tik man nepasakokit, ta prasme, aš kas 20 minučių kaip laikrodukas maitindavau savo vaiką. Tik tiek, kad šitoj vietoje ar neatsiranda tas graužaties jausmas, mes kalbėjom, kad tas kaltė yra ta viena žemiausių emocijų. Ir aš irgi dabar su savo kosmetologija kalbėjau, jinai sako, aš įstojau mokytis. Ir sako, jinai turi ir mažą lėliuką šiuo metu, ir dar dukrytę, ir jinai dar mokosi dieniniam skyriui. Ir aš net ir pati jos klausiu, kaip taip įmanoma? Sako, žinau, Alina, tu neklausk. Sako, aš tą vaiką po stalu atsiskaitinėjau egzaminą ir sako, aš jį po stalu maitinu. Ir tas dviprasmiškas jausmas vis pas mus atsiranda, kad kaip ir tu nori tai daryti, bet, kaip tas vaikas čia dabar jaučiasi, kaip čia, aš čia bloga mama, bet esmė tokia, kad... Aš žinai, kaip čia, man tai skamba iš karto labai stipriai egoistiškai. Nes tuo metu moteris ką jinai daro?
jinai visiškai nutrūksta kontaktę nuo vaiko, sėdi tas vaikas tą papą čiulpę, jinai kažkur tai išplaukus, galvoja tik tai apie save, kaip aš čia jaučiuosi, kokia aš čia kalta, o prie ko čia vaikas tada? Ta prasme, koks ryšys tarp jų jis yra? Pasidedu vaiką prieš savo tos darbus tūkstantinius. Mažutė, dabar žinok, mes abi turėsim tai padaryti. Aš tau viską papasakosiu. Mes nuvažiuosim į talentų filmavimą. Aš tave maitinu kas 20 minučių. Čia bus valanda kem, tu turėsi išbūti, nevalgius. Aš padarysiu tada, nueisiu čia, tada pravesiu 3 valandas, te pabūsiu, tai per viduriuką ateisiu po 1,5 valandos, tada tu pamiegosi, nes įprastai miegi pavalgius. Surasdavau budrumo akimirką, kada jinai mane žiūri 2 mėnesių. Kada jinai yra budri ir žiūri. Pagaudavau žvilgsnį, aš su ja susitardavau. Ir aš jokios kalties nejaučiau. Dėl to, kad aš žinau, kad aš darau fainą dalyką dėl savęs, aš kaifuosiu, man patinka tai daryti. Vaikas visą laiką bus laimingas, jeigu aš būsiu laiminga. A jeigu aš dabar šitą leliuką nugrūdu ir neturiu santykio su tuo vaiku visiškai ir galvoju tik apie save. Dieve, kokia aš kalta, kaip aš čia dabar mokinuosi, kaip aš čia kažkur tai numetus vaiką. Kaip iš šono, ne, atrodo, kažkokia nesąmonė. Taigi mes kartu tai darom. Taigi mes galim kartu tai daryti su tuo vaiku. Čia yra mąstymo pakeitimas, tiesiog tai galvot, kad tu esi kalta, tai čia yra egoizmas? Kad tu kalta, ne, bet per mažai mama, per mažai dirbi, per čia, gal netokia... Auka, čia viskas yra apie save. Tai mes klausiam, nes mes dažnai tame būnam ir dažnai tame irgi diskutuojam. Taip, mažiau užsiimt savim. Daugiau skirti laiko vietoj to, kad tu sėdėtum parintumiais, kad tu kokia esi. Tas vaikas yra gyva siela. Ir mes pamirštam. Mes jį matom kaip kažkokį objektą, nieko nesupranta, nieko nesupranta, tas vaikas, žinai, čia užsikrovė man ant galvos, žinai. Ir iš tikrųjų ką? Tai ir čia yra žiauru, egoizmas, noriu kažką savo daryti, man biški maišo, žinai, ir iš to atsiranda kalties jausmas. Dėl to, kad aš neturiu kontaktų su vaiku. Aš noriu bėgti nuo jo ir dėl to jaučiuos kalta. O aš noriu bėgti su vaiku. Į tą, ką aš darau. Ir tu būsi su manim. Supranti, net jeigu tu paverksi trupučiuką, su tavim nieko blogo neatsitiks. Aš už 10 minučių ateisiu tave pamaitinti. Žinai, ir aš esu su tavim. Ir aš tave nuvedu kažkur, sakau, connection. Mes, žinai, mes nematomai siūlais esam susisieję. Ir jeigu tu verksi, nieko su tavim baisaus neatsitiks. Aš esu su tavim, bet žinok, aš varau, aš turiu ten varyti. Aš dabar varysiu tą Čikagą. Dieve, 2 savaitės. Supranti? Niekada nemeluoju. Aš noriu, žinok, variau į Italiją. O ką tu sako, varysi ten dirbti? Nedirb, žinok, aš atostogauti. Atostogauti? Jo, nes žinok, man taip reikia atostogų. Ir aš taip noriu pabūti viena. Tiesiog, aš noriu taip pabūti viena. Frėja sako, okei, fainai. Tai gerai. Žinai, sakau, o paskui galėsim ir kartu kažkur nuvaryti. Gerai. Bet sakau, žinok, aš noriu būti ir viena pabūti, nes man to reikia. Jo, supranta. Sakau, ir tu irgi nori pabūti kažkur viena, ten kažkur pažaisti, kažką padaryti. Ir neslėpiu, galėčiau meluoti, kad aš turiu ten dirbti, važiuoti. Aš vargstu meluodama. Nes jinai turi žinoti, kaip jinai užaugus gali savim pasirūpinti. Žinai, sako, kai jeigu daug meluoji, reikia labai gerą ir atmintį turėti, kad prisimintum, ką melavai. Ne, bet būtent, aš nenoriu to užkišti atminties tos. Noriu tiesiog taip. Ir visiškai jo. Ką veikiai? Nieko, žinok, vaikščiau, dabar geriu kavą, sėdžiu tą, aš nemeluoju, kad aš kažkur ten kažką turiu dirbti, kažką. Ir aš tikrai labai noriu, kad jinai užaugus, taip mokėtų irgi taip atsipalaidavus gyventi. Ir mokėti savim pasirūpinti. Aš grįžtu, jeigu aš esu alkana, aš pirmą savo pasidarau pavalgyti ir tada sakau, vaikai, ko dabar jūs norėtumėte. Dėl to, kad aš noriu, kad jinai irgi tą mokėtų savim pasirūpinti. Nes tada aš daug malonesnė būnu gamindama vaikam. Negu aš gaminsiu. Ir pati tokia visa. Tai jo. Tai tas egoizmas. Kitas aštresnis atvejis, kur aš galiu pasakyti dar aiškiau, ką reiškia tas egoizmas, kur atrodo,
Vaikas reanimacijai, tarkim, ne? Toks aštrus pavyzdys. Ir mama sėdi už durų. Ir be galo stipriai rauda ir pergyvena dėl savęs. O Dieve mano, kaip čia dabar aš suprantu tam vaikui, čia tas visas tas, kaip čia dabar dažnai. Ir tada buvo toks atvejis ir aš tada sakau, ne. Sakau, ta prasme, stop, čia negalima šitaip. Čia negalima, ta prasme, visiškai egoistė esi, absoliučiai egoistė. Ką čia man taip atsitiko, mano vaikas, aš nežinau, kaip čia dabar man žinai. Tiesiog tuo metu, kai vaikui labiausiai reikia tavo palaikymo, tu galvoji apie save. Taugi viskas yra gerai. Ta prasme, tu sveika, tu nesi reanimacijai. Kuo užsiminėjai? Kokiu pergyvenimu tu užsiminėjai? Vietoj to, kad tu sėdėtum ir mintyse siūstum vaikui tą energiją, kai vaikas mažiukas, jis ypatingai tave jaučia ryšį su tavim. Siūsti, kad aš esu su tavim, viskas tau bus gerai. Ta prasme, tokias mintis, nes aš esu stipri. Aš galiu paimti tave, aš galiu paguosti tave, tu turi jausti iš manęs tą stiprybę, tą palaikymą, nes aš sveika. O tau yra blogai. O ne užsimt savim ir pergyventi dėl savęs, man diržo norėjos paimti. Ta isterija staigiai baigėsi. Dingo ašaros, nes kai tu tą supranti, viskas. Tie savęs gailėjimaisi, ta prasme, kad man čia taip atsitiko. Kas tau atsitiko? Tu sėdi sveika gyva. Ta prasme, kas tau atsitiko? Kuo užsijami tuo metu? Ir kuo užsijami save kaltindama, kad tu dirbi? Tai yra fantastika, kad tu dirbi. Tai yra nuostabu, ta prasme, kad tu rodai nuostabų pavyzdį, tu gali realizuoti save, tu gali pasiekti kažką, tu būsi laiminga, tu grįši namo laiminga. Čia turbūt yra tas raumuo, kurį mums reikia dar vis treniruoti ir aš tai seniau tai ypatingai didelę kaltę jausdavau. Jėzau, pribariau, ne, jumis labai. Mes dabar tokiam... Bet žinai, jo, iš tikrųjų tai dar, bet irgi... Aš įsivaizduoju, kas irgi labai į tave, ar ne, žiūrint, galim pagalvoti, Jėzus, kokias tiesiog sėkminga, ar ne. Tai vat, tas pats ir iš kur tas irgi toksai ateina, nes tu ten dirbi kažką išlieku, žinai, ir galvoji, gal tas pasižiūri pro langą ateina, mamytė su paspirtuku ir vaikučiu, žinai, ir galvoji, Vajetau, mano tai vaikutis be mamytės, žinai. Arba tu... Ne, aš išvažiuoju, aš pamirštu, kad aš turiu vaiką. Realiai. Bet iki tol aš pasirūpinu viską, kad būtų pilnai smagu, pilnai faina, pilnai šaldytuvas, pilnai visko, mėgstamiausi dalykai. Viskas, vaiką palieku su tuo žmogum, kuriuo jisai pasitikė, žinau, kad bus maksimaliai pasirūpinta, jinai emocinė savijauta bus nuostabi ir aš žinau, kad viskas bus gerai. Ir aš žinau, kad jeigu jinai išgyvens kažkokius tai šuolius, emocinius, pasiilgimus, su jie viskas yra gerai. Jinai yra saugi. Tai normalu, kad pasilgsta mamos, kad visa kita. Ir normalu, kad aš galiu nepasilgti 2, 3, 4 dieną ar net 7. Tai yra normalu. Dėl to, kad aš esu Ineta, aš ir taip daug vaidmenų turiu, aš nesu mama. Ta prasme, aš esu Ineta, turinti 2 dukras. Kai mes pradedam vaidinti mamas, tėčius, va tada prasideda didžiosios problemos. Ne aktoriai negali vaidinti šitų vaidmenų. Mes esam tie žmonės, kurie dviese susitikom ir mes turim vaikus. Ir mes gyvenam su jais. Mes juos gerbiam, mes juos mylim, mes jų klausomės. Tai yra mūsų atsiranda dar keli žmogiukai šalia mūsų aplinkoj. Ir viena mama man sako, savo neklauso, supranti, ką su tais vaikais darys. Neklauso, žinai, tėvas pasakė, neklauso. Sakau, o kodėl turi klausyti? Kaip tai kodėl? Dėl to, kad autoritetas yra. O kodėl autoritetas? Nes jeigu autoritetas, logika sako, kad tada turėtų klausyti. Bet neklauso, tai reiškia, ne autoritetas. Bet turi būti. Bet kodėl, sakau, turi būti. Kodėl tas vaikas turi klausyti kažkokio susikurto autoriteto? Nes tai yra tėvas. Kas tai yra tėvas? Tėvas yra, mano vaidmuo, mano ten Daiva, mano ten Vilma, kurią aš vaidinu.
Kodėl turi klausyti Vilmos? Aš esu Ineta, jeigu manęs neklauso, reiškia, aš kažkaip neištransliuoju, aš kažkaip nepadarau taip, kad tas vaikas norėtų man padėti. Pabandykite atimti iš Frėjos langų šluostę, kai aš einu jau link langų valyti. Ne, nes nenori padėti man. Ar siurblį naują nusipirkau. Nu tai patikėkit, ar aš galėjau tą malonumą turėti pirmą praščiuožinėti. Mama, ar aš galėsiu siurbti? Mamos. Klausyk, mano Beatričė irgi langus labai mėgsta plauti, gal galime kokį padaryti. Žinai, collaboration. Išvežam langus, nuplauna, paimam. Bet jinai tai, išterliuzina. Bet aš visiškai dėl to nesiparinu, man patinka, kad jinai tą daro. Taip. Paskui, kai jinai nemato, aš ten pravalau ir viskas. Bet iš tikrųjų, kiek reikia padaryti iki tol, kad jinai užsinorėtų tą daryti, ne? To atsipalaidavimo, to tokio. O jeigu pavalo, ne taip tu čia tą darai, žinai. Kodėl neklausai? Gal nevalyk iš viso, atiduok. O daugiau norės tas vaikas valyti? Gyvenime, ne? Ir kai tas sakys, eik išvalyk langus. Ta prasme, eik ir valyk. Nes aš gavau 3 metų traumą va šitą. Ir kai man sako, 16 metų eik valyk, eik pati ir valyk, manęs neklauso, aš autoritetas, turiu klausytis. Ką aš tau pridirbau. Ir žinai, kur logika? Atrodo tokie paprasti dalykai. Viskas meilės keliu yra įmanoma, viską galim pritraukti savo gyvenimus, viską sukurti ir tik tai yra vienintelis kelias. Meilės savo, meilės kitiem ir viskas. Čia banaliai skamba, bet yra tokia tiesa ir tokie dėsniai. Kas dar neaišku? Meilė, tai pabaigiam ties meilę, tai galim iš tikrųjų apibendrinant, kad ta meilė savo kitiems, kaip ir pačioj pradžioj Ineta kalbėjo, ar ne, ir parduosi mylėdamas kitus, ir veiklą, ir tą darbą rasi, ir pinigų turėsi, ir vaikus užauginsi, ar ne, viskas su tuo. Taip. Visi žmonės ateis į tavo ratą ir realiai visiems nepatenkintiems ir ten labai tokiems sukeliantiems stresą žmonėms reikia dėkoti, nes jie parodo, kokią mes esam zanūdas, kokie mes esam agresyvus, kokie mes esam tinginiai. Jeigu mane erzina tinginys, tai greičiausiai aš esu tas tinginys. Ir taip ir yra. Atpažįsti visą laiką per kitus save. Ir jeigu tavo aplinka pradeda keistis ir tu pradedi pastebėti, kad tavo aplinkoje kokia faina diena buvo, tokia maloni pardavėja, ir tą turi pastebėti, nesakyti, o žiūrėk, aš keičiu savo mąstymą, pritraukiu ir man tai blikuoja, aš pažįstu, kad aš keičiuosi ir noriu eiti tuo keliu. Aš čia prisimenu, irgi su Ineta, kai kalbėjom, aš jai pasakoju, irgi apie tą savo mergaitę. Taigi, sakau, ten mano gyvenimas, mano pasaulis. O Ineta man sako, nei gyvenimas, nei pasaulis, ten vaikas, tiesiog vaikas. Taip, bet skamba mano žodžiai, ne kaip aš būčiau visiškai bejausmė, ta prasme, taip. Bet kai aš plačiau papasakoju, ką aš turiu omeny, tai aš noriu džiaugtis gyvenimu. Ta prasme, man upė mano 20 metų, 20 metė, jinai sako, kada tu, bet jinai čia klausė anksčiau dar, gal kai jie buvo 18. Mama, kada tu gyvensi savo gyvenimą, žinai? Sakau, dabar. Žinai, kada? Tai palauk, žiūrėk, Frėja baigė mokyklą, o Jėzų dar studijavimą, tai tau apie 7 bus. Sakau, ne. Right now, dabar. Noriu ten į mėnesį 2 kartą kažkur tai išskristi ir viskas, ir taškas, nes aš nesusidėliodavau savo atostogų. Sakiau, viskas, ne, dabar pirmiausia savo laikas ir tada darbai. Bet Ineta, tai kaip tavo aplinka, jinai, kaip tu reaguoji, ar nėra tavo aplinkoje tų žmonių, kaip, pavyzdžiui, pas mane atsirastų, ar ne, kas čia per mama, kaip čia jį taip drįsta, kaip jis sau leidžia, ar tu juos jau esi išmokiusi, idealus pavyzdys. Pasikartokime dar kartą. Jeigu aš visiškai savo pritariu dėl šito, aš jaučiuosi nuostabiai, kad aš uždarau namų duris, pasiemu lagaminą ir esu pati laimingiausia ir pamirštu, kad aš turiu tos vaikus. Tada man nieks nepasakys, tada man paskambins ir sakys, jo, tu kaip fainai, kad tu varai. Nes aš pritraukiu savo aplinką ir man garsas eina tas, kurį aš viduj savo turiu. Dėl ko mane užknisa, kai man sako,
nu, klausyk, žinok, čia per daug kažką keliauji, nieks nesako, suprantat. Man tai patinka. Ir aš savęs niekiek nesiverkiu, tai dėl to aš negirdžiu tų, bet jeigu tai būtų, tai tada greičiausiai yra, kad aš viduj savo galvoj kasdien varinėjau apie tai. Nu, žinok, kažkaip tai gal nereikėtų, žinai, gal tau reikėtų, nebijai, kad ten tas vaikas ten, žinai, pergyvens. O kas bus, jeigu susirgs, pavyzdžiui, to kitas žmogus tau sako. Tavo mintis tiesiog įgarsina, ne? Tavo mintis įgarsina ir klausykimės per kitus žmonės, kas su mumis vyksta. Nes kiti tai yra ta matricitė, tas kompiuterinis žaidimas, kurį aš susikuriu. Ir jisai tiesiog man pasako, kas mano viduje vyksta, dėl to mane ir erzina. Ta prasme, jeigu aš galvoju apie savo ten, žinai, visokius celiulitus ar ten, žinai, per didelius, per mažus papus ir ten man kažkas pasako taip ryškiai, žinai. Ir mane tas labai sukrato ir paveikė, reiškia, aš kasdien apie tai galvoju. Tiesiog ir buvo laiko klausimas, kada tai pasakys man tiesiai šviesiai. Nu, tiesiog, jeigu aš galvoju apie kažką, pastebėkit, tiesiog aš tai rašausi tuos dalykus. Aš dabar dėl to, parinos kažką mastau. Pasakė. Ta prasme, stebėti, kas vyksta ir tokia turėti savo vidinę laboratoriją. Tai kaip tu pati reaguoji, pavyzdžiui, į konkurentus, ar ne? Nes aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad mane belia kaip išmuša, tai, ką daro konkurentai, ar ne? Ir stengiuosi ir mums irgi sako, nu nežiūrėk tada, ar ne? Nežiūrėk iš vienos pusės, kad... Čia tas, ko tu užsijėmi? Nu, man meta, žinok, man... Tai aišku, dėl to, kaip gali nemesti. Kaip gali nemesti, jeigu tu pastoji varinėjai tas mintis. Ir supranti, ir iš vienos pusės mus tai motyvuoja daryti daugiau, ieškoti daugiau, spręsti daugiau, padaryti, bet iš kitos pusės aš sakau, matai, tos jau padarė, mes norėjom padarė jau ir sprendė, tas ir tada man tokį irgi, aš žiūrėti ar nežiūrėti. Nebežiūrėk, Alina, bet man išmetė. Bet aš irgi labai bandau įtikinti save tą mintim. Neįtikinti. Mes konkurentų nėra, visiems užteks vietos pasaulyje. Kaip tai nėra? Jų yra konkurentų. Va. Tu matai, bandai įtikinti save nerealybę kažkokią. Ir tai yra kova. Yra konkurentų. Ir jų labai daug. Pažiūrėk, tas pats, kas aš dabar žiūrėk, sakyčiau, nėra kitų moterų aktorių. Aš esu vienintelė ir kodėl man nesiseka. Na, žinai. Bet supranti, aš tikiu visada, kad čia jaučiu irgi su tais žmonėm, su tais lektoriais, kurie dalinasi tarpusavyje, čia mes tikriausiai, žinok, taip ir pritraukiam tas situacijas. Žinokite, pritraukia žmonės, nepritraukia grupuotės pasivadinusios, kad mes esam mokymo centras, mokymo centriukas, mokymo centraitis, mokymo centruška. Ta prasme, žmonės pritraukia sėkmę arba nesėkmę. Ir nesvarbu, kaip ten tas vadinsis. Jūs esat mechanizmas, kuris pritraukia arba atstumia sėkmę. Ir ką sakai savo? Nu, vienas iškart praktinis dalykas. Tu pasakai cancel. Viskas. Tik ateina šita mintis. Užbaigiu. Delete. Ištrinu. Tik pradedi varinėti savo galvoj. Va čia tas sąmoningumas pagauti šitą mintį, kada tu pradedi tą procesą užvarinėti. Nes tai ir materializuosis, ta prasme, tai konkurentai parodys taip teisingai. Jeigu aš pastovi galvoju, tie konkurentai gali padaryti ir tada aš nebespėsiu. Padarė! Tai ko tu stebėsi? Taigi tu tą ir sukūrei. Čia kaip mes sugalvojom, kad vienas reklamuos, sugalvojom, kad vienas pareklamuos mūsų šitą mokymus, susipažinom, jis mums rašo, negaliu, soriukas, vakar susitariau su jūsų kolegėmis. Taip. Ir visas. Bet tai taip ir bus. Ta prasme, ką nori, tą sukursi. Va čia yra geriausias įrodymas. Ką nori, ta prasme, ką nenori, tą sukursi. Ką nori, tą sukursi. Visą laiką, beveik dabar kiekvienam intervė, bet man labai patinka, aš pasakau šitą dalyką, nes kažkaip žmonėm kartais ir man pačiai, va čia prasiveria smegenėlės labai. Vis sako, Jėzu, koks aš nelaimingas, žinai. Sako, ne. Iš viršaus, nes sako, ne, tu galvoji, kad tu esi nelaimingas? Aš tau dabar parodysiu, kas iš tikrųjų yra nelaimė. Žinai? Ir duoda žmogui tokį
ta prasme, nelaimių gausa tokia, wow. Nes jokio skirtumo tenais nėra, ar, žinai, ką tu skleidi, tą daugina. Ir tada žmogus sėdi, sako, Dieve, kokia aš esu laiminga, aš negaliu, kokia aš esu laiminga. Jis sako, tu laiminga? Jo, žiauri, tiesiog, wow. Sako, ne, aš tau dabar parodysiu, kas iš tikrųjų yra laimė. Ir duoda tokį, kai atrodo, Dieve, mes apie tai net nesvajojom, kad visą tai gali taip atsitikti. Tai va čia tie ir atvejai, kai mes dauginam viską. Ir dėl to verta kažkaip sąmoningai pradėti stebėti, į kokias nesąmonės pliurzas mes kartais įneriam ir kokių šiukšlių prisirenkam. Ir tai darom ir su pirštukais, darydamos turim minteles, kurias varinėjam. Ir sakai, stop, užbaigiu šitą. Aš stebiu kaip stebėtoja, nes aš turiu žinoti, kas erdvėje vyksta, jeigu tau to reikia. Bet ir tai nebūtina, čia nėra taisyklių. Tai aš pavyzdžiui, pastebėjau, kad man taip gerai nematyti, aš tada ir darau tai, ką noriu, taip, kaip man smagu, taip, kaip mums gaunasi, kaip sugalvojam. Jo, bet tai, jeigu tu jausi vis tiek konfliktą, man gerai, kad aš nematau, bet tu vis tiek čianais, vis tiek turi tą santykį į tą, žinai. Bet va čia reikėtų atpalaiduoti šitą. Kad aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad man visą laiką duodavo Rimas Tuminas iš mūsų kurso, aš negaudavau jokių pagrindinių vaidmenų. Aš gaudavau kokį nors epizodinį, ten, žinai, kur tipo, visiems išskirsti, Neta. Tai tokia kuršinė bilietų, žinai, prabėgsiu 3, žinai, valandų spektaklį, pradžiai prabėgsiu ir gale prabėgsiu. Gerai, eik tu fain, žinai, prabėgu, žinai. Po premjeros tai mane labai prisimena, nes labai ten buvo toksai prabėgimas, wow, efektingas, žinai. Pasijokė toj vietoj, žinai, ir man tie perliukai, man faina. Ten, žinai, kitos kursiokės, ten paklodės, ten pagrindiniai vaidmenys, ten, žinai, ašaros, ten monologai, visa kita. Aš sėdėdavau tas 3 valandas, prabėgu pradžioj, prabėgu galą. Aš nesugalvos, kodėl aš nevaidinu pagrindinių vaidmenų, žinai. Aš galvoju, viskas savo laiku. Ta prasme, jeigu aš užsisvajosiu, aš norėsiu, aš ir gausiu tą vaidmenį. Ir mano vaidmo yra mano vaidmo. Ta prasme, niekas už mane negali suvaidinti taip, kaip aš vaidinu. Ir mes esame tokie skirtingi, kad aš negaliu suvaidinti to, ką tu vaidini. Aš niekada nejausdavau va šitos konkurencijos. Man atrodo, kad kiekvienas mes darom savo dalykus. Ir aš labai mėgstu fantazuoti, ką aš norėčiau gauti. Ir ką aš norėčiau. Kokį vaidmenį norėčiau. Aš gaunu vaidmenį, aš perskaitau ir aš suprantu, kokio stadijoje aš gyvenu. Tai yra, tarp visų šitų eilučių parašymų, aš matau, koks mano gyvenimo etapas yra. Pagal tuos visus scenarijus. Ten yra tik tai, aplinkybės, kitos dar kažkas, bet pagal emocinį foną aš matau, kad aš panašius dalykus išgyvenu. Ta prasme, gaudama tas pjesės, visa kita. Ir aš užsiemu tik tai savo, laboratoriją savo. Ta prasme, tavo laboratorija man nėra aktuali, sorry. Ta prasme, tu gyveni savo gyvenimą, aš savo. Aš dabar, jeigu atidaryčiau savo laboratorijos duris ir sakyčiau, aš labai noriu kaip tu gyventi, aš noriu tą pasiekti, ką tu, bet aš nesu tu. Tai aš nelabai tą galiu ir padaryti. Kaip? Niekaip. Tai jie daro savo, tu darai savo. Paleisk juos, tegu jie daro. Jie visiškai su tavim nesusiję yra. Ir mes visi taigi žinom, ar ne, kad reikia klausyti savęs, kad reikia mintis pozityves tik tai turėti ir ten panašiai. Žinoti tai mes žinom, bet kodėl mums kartais tiesiog būna etapas, kada ne visada pavyksta tą savo žmogeliuką permesti į teigiamą pusę. Va tas bet viską ir nubraukė, ką aš tau šnekėjau ir ką tu supratai ir tu viską dabar grįžti prie to pačio. Supranti? Dėl to, kad kažkada tai matyti tau buvo tos aplinkybės, kai tu per konkurenciją kažką pasiekiai. Greičiausiai, aš nežinau, ar tau tai rezonuoja, bet per kažkokią konkurenciją tu kažką išmokai daryti ir pasijausti stipresnį. Bet dabar galima išmokti tą daryti per visiškai kitus dalykus, be poreikio konkuruoti. Nes kas atsitiktų baisiausia tau, jeigu tu staiga nebejaustum to jausmo, žiūrėdama šituos. Nes čia yra daug baimės. Prarasti tą potencialą, realizuoti save per konkurenciją, tu tą žinai kaip daryti. O be konkurencijos, to jausmo, iš kur tave inspiracija yra? Ar tu ją turi iš viso? Ar ten tuštuma yra? Yra, pasie, yra. Supranti? Žinok, yra. Bet tas konkurencinis dalykas, jisai kažką duoda.
kažkoks yra varikliukas, kur tu va tada kažką gauni iš to. Nes tą paleisti, jeigu būtų labai tiesiog paprasta ir tas nebetarnautų, jis sakytų, jo, eik saugiai faina. Geras, aš dabar taip ir jaučiuosi, kad man daugiau nereikės žiūrėti. Bet ne, jinai sėdi ir sako, jo, čia viskas taip fainai girdėti, bet žinok, čia žiauriai sunku. Supranti, nes man tai reikalinga dar šitas. Aš nenoriu to paleisti. Aš dabar jau noriu pabėgti iš čia, jau išeiti, noriu baigim, jau jų pabaiga, ne, jau kiek čia galima. Supranti, bet koks yra fainas dalykas, kai galiausiai išsisprendi šitos dalykus ir gaunas tokia laisva erdvė, nauja kokybė ir tu gali su ta nauja kokybė kurti dalykus tuos, kai tau visiškai neaktualu. Žinai. Oi, tai ne. Nepatogiai, ne? Nepatogiai. Ačiū tau labai. Ačiū jums labai, kad pasikvietėt, tikrai. Tikrai buvo fainai. Iškapstyk savo vaikystį, kur buvo tokia situacija su konkurencija. Jinai vien turti, gali tai turėti įtakos? Nesvarbu. Ne? Vaikystė gali būti smėlio dėžiai situacija kažkokia. Aš noriu tikėti, kad visi, taip norėčiau, kad tas pasaulis egzistuotų taip, kad visiems užteks vietos po saulę, kad mes visi verti, kad visiems visko, kaip ir tikiu tuo. Žinai ką, man vietos visada užteks pasaulyje. Man. O tau? Taip norėčiau dabar sakyti, žinai ką, man irgi užteks. Taip. Supranti? Ne visiems. Dėl ko mes pešamės. Čia yra įsitikinimas, kurį tu įgyjai kažkada. Ir atkasus tą situaciją, kada tu tuo patikėjai, tai gali būti tiesiog vaikystėje įvykusi situacija. Visiškai paprasta, kad ir smėlio dėžiai, ta prasme. Kad kažkas tau nedavė būti toj erdvėj, ten žaidė, tave ar išvarė, ar kažkur. Ir nuo to vaikystėje įsidegė tokie įsitikinimai, kad neužtenka smėlio dėžės visiems. Arba tu turi kovoti, arba tu turi kažkaip būti už tą, žinai, nes tu dabar sakai, įsivaizduok tokį dalyką. Ar užteks visiems vietos po saulę? What? Žinai, nes tai yra tavo labai stiprus koncentruotas įsitikinimas. Dėl to tu žiūri, žiūrėk, smėlio dėžiai yra ir šitie. Ir šitie. Bliamba, ir dar šitie, žinai. Ir aš. Tai kur mano vieta? Tai va, čia yra sesija, viena tema, kurią galima iškapstyti ir per valandą pašalinti šitą dalyką. Čia ne tai kelios minutės, jinai pašalina visas. Tikrai tu įdėtas stebuklingai kažkur. Ne, aš tiesiog labai daug dirbu su savim. Visą tai praktika. Jo. Labai faina atsilaisvinti nuo šitų dalykų. Žiūrėkit, mes atsisveikinkim, išjunkim kameras ir dar pasikalbėsim 3 valandas. Gerai? Ate.